Mes savo laidoje dažnai kalbame apie dujas kaip šildymo šaltinį. Tačiau ir mėgstantys šeimininkauti virtuvėje ir profesionalūs šefai pasakys, kad dujos puikus pasirinkimas maisto gaminimui. Paklausykime vieno iš madingiausių šalies virtuvės šefo istorijos. Tai pirmiausia, tai gal labai trumpai, kad 16 metų gyvenau užsienį, turėjau savo veiklas, turėjau restoraną ir užkandinę. Pasiilgau Lietuvos, po 16 metų migracijos grįžau į savo gimtą miestą Lazdijus, atsidariau maisto vagonėlį, tada laikui bėgant pamačiau, kad rinka yra, žmonės myli mano maistą, ką darau, atidariau užkandinę. Ir po to kažkaip, kadangi esu verslus žmogus, kūrybingas, idėjom tiesiog splistintis, tai nusprendžiau atidaryti, kaip man Druskininkuose, dar vieną taškelį. Kaip šefas sako, atidaryti taškelį nebuvo taip paprasta, nes galingai virtuvės įrangai reikia energijos šaltinio. Ne visada elektros galios užtenka, tai kokia alternatyva ir kitas pasirinkimas. Kalbant apie šį projektą, tai iš tikrųjų buvo elektros, kurios man neužteko įsistatyti, pilną stiprią įrangą, kurią aš turėjau nusimatę savo planuose, tai tada pasinaudojau su Sauridos ryšiais ir pasirinkome mes dujų įrangą. Kaip supratau, dujų įrangą daugiausiai naudoja visi namo šildymui ir visiems tokiem kitiem reikalam, o ne maisto tiekimui, bet kadangi pas mane nebuvo kitos išeities, tai turėjau surasti sprendimus, kaip padaryti gerai, kad man išeitų projektas įvykdyti. Dėl to mes ir pasirinkome tiekėjus pagal rekomendacijas, iš tikrųjų, kad nebūtų toksai atvejis kaip šefukas, Justukas, aš dirbu Lazdijuose, turiu kitą tašką čia, man skambins kolektyvai, šefas nėra dujų. Ta prasme, važiuoti į degalinę ir pirkti dujas, tai čia buvo sprendimas, kurio mes nenorėjome. Tai turime tiekėjus, kurie pasirūpina mūsų dujų kokybę ir dujų tiekimu. Daug metų užsienyje praleidęs pašnekovas grįžo į Lietuvą turėdamas konkretų verslo planą – gaminti maistą mūsų tautiečiams. Lazdijai ar Druskininkai gal ir nebus labiausiai viliojantys taškai, jei žiūrėsime iš didžiųjų miestų. Bet realybė parodė, kad skanus maistas tikrai visada ras savo klientą. O norint pagaminti skanų maistą, kaitri ugnis būtina. Vis tiek žino, kad jau jeigu ateis pas mane, tai nebus šaldytos produkcijos, visą laiką dirbu su šviežiu maistu, tai čia darom maistą įsinešimui, tai irgi darom šviežius dalykus, tai kaip ir Lazdijuose turiu omarą, tarkim, kur visi galvoja, wow, kaip čia gali būti, čia turiu šviežią triumą, tai tokie kaip čia gali būti blynas su šviežiu triumu, tai visai gali būti tiesiog fantazija beribė, kuriu, mėgaujuosi, ką darau ir tiesiog gyvenu tuo. O kodėl restoranai ir kavinės maisto gamybai renkasi dujas? Aš iš tikrųjų tai labiau už dujas negu už elektrą, nes man dujas vis tiek yra dujinis kepimas daug aktualesnis negu elektrinis. Tai pas mane tiek fritūrinė dujinė, tiek konveksinis pečius dujinis, tiek blynų keptuvės dujinės, tai aš tik už dujas. Dujas yra kaitresnės ir jos įkaista daugiau ir man iš tikrųjų toksai kaip ir sąnaudos atveju man taip pat yra dujas taupesnis variantas. Horeca sektoriui, restoranai, kavinės, kitos maitinimo įstaigos dažnai maisto ruošai naudoja dujas. Dujos yra tiekiamos dujų balionais. Tai suteikia nepriklausomą sprendimą, nes dujų balionus galima pristatyti visur. Ir kad sistema veiktų nepertraukiamai ir dujas tiektų į dujinius įrenginius naudojamus maisto gamybai, dujų balionai yra statomi į sistemą, tai vadinama dujų tiekimo sistema, kurią labai lengva įrengti, pastatyti, sumontuoti prie bet kokio pastato. Ir tai yra dažnas pasirinkimas nuo miesto nutoliusiuose objektuose arba tie, kurie tiesiog nori nepriklausomo autonominio dujų tiekimo. Saurida dujų tiekimo sistemą pamėgo ne tik tai didieji restoranai, kavinės, kur yra didelės patalpos, kur reikalingas pastovus, užtikrintas dujų tiekimas, tačiau ir mažesni verslai, ar ne? Turim tikrai Lietuvoje daug variantų, kaip ir kebabinės, picerijos, ar tiesiog, ar ne, liaudiškai vadinami tokie didesni kioskeliai, kuriems taip pat reikalingos dujos. Kartais verslas vystomas ne ištisus metus, o reikalingas sezoniškumas. Tai vat būtent dujų tiekimo sistemos jos unikalios tuom, kad jų rengimas yra ganėtinai paprastas ir greitas, nereikalingi kažkokie sudėtingi projektai, kasinėjimai, įvedimai. Ir dėl savo greito įrengimo, paprasto montavimo, efektyvaus naudojimo ir galimybė naudoti tik tai sezono metu, kada reikia, nemokant jokių abonentinių mokesčių, tai yra puikus pasirinkimas ir smulkiesiems verslininkams. Dujų balionai ar dujų balionų sistemos tinka ne tik būsto šildymui. Kokybiškos, saugiai ir patogiai pristatomos sistemos, o svarbiausia galinčios užtikrinti ir mobilumą, ir veiklos tęstinumą bet kokiomis sąlygomis. Jos tampa vis populiaresnių pasirinkimų ir maisto gaminimo versle.